12 žingsnių ir 12 tradicijų. Tai klasikinė knyga paaiškinanti anoniminių alkoholikų sveikimo programą. Ji išsamei nagrinėja kiekvieną iš 12 žingsnių, kurie padeda žmogui įveikti priklausomybę, bei 12 tradicijų, kurios palaiko grupės veiklą ir dvasią. Tai ne tik priklausomybių įveikimo knyga, tai ir dvasinio augimo bei asmeninės atsakomybės vadovas. Išvada. Sąžiningas savęs įvertinimas ir pagalbos priėmimas. Būtinas pirmas žingsnis gijimo kelyje. Knyga pabrėžia bendruomenės svarbą, nes sveikimas yra procesas, kuris vyksta santykyje su kitais. Atsakomybė, atgaila, dvasinis sąmoningumas – tai ne tik sveikimo, bet ir vidinės laisvės pagrindas. 12 žingsnių ir 12 tradicijų. Citata. Mes išmokstame, kad be Dievo pagalbos mūsų pačių jėgų nepakanka. Refleksija. Tai vienas iš pagrindinių žingsnių programos principų – nuolankumo ir dvasinio atvirumo galia. Ši citata primena, kad tikras pokytis dažnai prasideda nuo pripažinimo, kad negalime visko suvaldyti patys. Tai svarbus žingsnis tiek priklausomybių gydyme, tiek gyvenime apskritai.